ko iki šiol niekaip negaliu suprasti, tai kodėl tas agurkas, kurį užaugini savo lysvėje, yra antiek skanesnis nei perkamas parduotuvėje arba net ir turgelėje. Saldumas, traškumas, tai yra kažkas neįtikėtino. Ir užauginti iš tiesų agurką yra labai paprasta. Ir šiame filme parodysim, kaip tą agurką užauginti. Šitiem agurkam yra kažkur apie 2 mėnesius. Jau lauke auginamiem pasodinti jie į lauką išnešti daigai kažkur tai apie gegužės pabaigą. O dabar yra Liepos pabaiga ir agurkų yra tiek, kad galima ir valgyti šviežius, ir jau galima netgi konservuoti. Agurkus auginti lauke nėra sudėtinga. Agurkai gali būti sodinami daigais, gali būti sėjami. Sėjama, kai žydi alyvos. Ir paskutiniu metu kažkaip tai su sėjimu nesisekė, nes netikėtai vis šalnos užklumpa. Dėl to saugiau, jau kai jau šalnų nebebus, pasodinti agurkų daigus, kurios galima ir pas save sodinti, ir galima ir nusipirkti, nėra jie labai brangus. Ir šeimai užtektų kažkur tai apie 10 agurkų daigų, tam, kad būtų galima pastoviai valgyti šviežius agurkus ir netgi pakaks ir užsikonservuoti. Agurkai sodinami lysvės viduryje. Jiem yra daromos duobutės, į kurios bus dedamos 3 sėklos. Ir jeigu gruntas sunkesnis, verta visada įdėti komposto, durpių ir daržo grunto mišinį. Sėklos yra sėjamos 2-3 cm gylyje. Beicuotos agurkų sėklos. Agurkai mėgsta derlingą dirvožemį, todėl jeigu žemė skurdi, reikėtų įdėti kokį puskibirį komposto, sumaišyti su dirvožemiu, kad nebūtų grynas kompostas ir išdėstyti taip, kad iš abiejų pusių būtų kultūros, kurios pakankamai anksti nusiims. Tai yra kažkur tai apie rugpjūčio mėnesį. Čia jau liks tušti laukai, kuriuos dažniausiai padengiu žolės mulčiumi ir agurkai įsiplečia į šitas 2 pusės. Galima statyti ir atramas, ir kabinti agurkus, bet gal čia taip yra paprasčiau leisti juos po žemę. Čia žemė yra derlinga, gerai dirbta, yra patręšta, yra prieš tai žalioji trąša įterpta, yra įdėta kalio ir fosforo trąšų. Todėl belieka tik tai iškasti duobutę, įpilti vandens ir įstatyti konteinerį su agurku. Agurkai išdėstyti taip daugiau mažiau šachmatinė tvarka, kad būtų tarp jų atstumas apie 1 metras. To tikrai pakaks. Išmirkom agurkų daigus šiltam vandenyje, bus lengviau išimti. Agurkai prigijo, matosi nauji lapai žali, stiprus, o tie šiltnaminiai lapai jie sunyko, neatlaiko sunkių sąlygų. Ir tarp agurkų pridygo daugybė piktžolių iš paviršinių sėklų. Dabar verta praeiti su kauptuku. Tada dar kartą praeiti po poros savaičių, kai išdygs tokios pat piktžolės, ir tada galima mulčiuoti. Nes jeigu iš karto mulčiuoti, tai šitos piktžolės prasimuš pro bet kokį mulčių ir neveiks mulčius kaip prieš piktžolinė priemonė. Pirmiesiam agurkų lapam nelabai patiko matyti saulutę, bet lenda jau nauji lapai, švieži ir žali, prisitaikė prie aplinkos. Rudojo pelėno urvai praeina. Didelės žalos jie jau suaugusiam augalam nedaro. Gal ten tik tai ertmės prie šaknų ir
laistymui. Laistyti daugiau reikia. Bet jeigu sėklas surastų, tai greičiausiai ir augaliuko nebebūtų. Įstatom pagaliuką prie šaknų, kad jeigu bus sausa, kad žinoti, kur šaknis, kur palaistyti, nes tuoj visas plotas bus padengtas vien tik tai agurkais ir nebus aišku, kur ten yra to šaknis. Na ir be to tenais praeiti, tada koją pastatyti, žinai, kad ne ant šaknies dedi. Agurko jau gana ilgas stiebas, formuojasi žiedai, vaisiai ir galima va tokį va kabinti, galima paleisti po žemę, bet jau dabar laikas dar kartelį išravėti aplink agurkus ir šiuo momentu galima dėti mulčių. Tada jau praktiškai priežiūros nereikės iki pat sezono pabaigos. Agurkus galima parišti, tada bus dar mažiau priežiūros. Šiais metais bandau padaryti eksperimentą. 3 agurkų generacijos, jau pirmieji agurkai užsimezgė ir valgomi. Čia buvo pasodinta iš daigų, prieš tai buvo pasodinta lauke iš sėklų, bet iš sėklų labai mažai išdygo, praktiškai tik tai šitas vienintelis ir išdygo ir tada dar kartelį buvo pasėta ir va čionais jau 3 generacija. Tikiuosi, kad kai šitie jau nustos megzti agurkus, paskutiniai duos sveikus pirmosius agurkus. Lauke pasodinti agurkai ima derėti apie Liepos vidurį. Čia agurkas iš daigo pasodintas ir derės iki rugsėjo 2 pusės. Agurkai ant mulčiaus visai gerai jaučiasi ir kaip tik šie metai buvo tokie, kad labai daug drėgmės, tai ant mulčiaus netgi agurkai jie sveikesni, ant žemės jie pakankamai greitai supūtų su tokiu drėgmės kiekiu. Na ir aišku, praktiškai nėra piktžolių. Skindami agurkus kiek prilaikom už uodegytės, kad neišplėšti. Agurkų irgi reikia žiūrėti, yra skirtingų. O šitie agurkai yra tokie karpyti, jie puikiai tiks konservavimo ir taip pat puikiai tinka ir šviežiam valgymui. Reikėtų rinktis agurkus, kurie ilgai turi ilgą derėjimo periodą ir kurių agurkai gali ilgesnį laiką jie neperbręsta. Tai yra dažniausiai jau hibridinės veislės turi geresnės savybės. O jau kitą savaitę šitas agurkas bus greičiausiai peraugęs, jau tokio dydžio. Tam tikri niuansai, kai turi sodybą, į kurią atvažiuoji savaitgaliais. Išaugo daug agurkų, gerai užsimezgė. Porą dienų neparinkta, iš karto didžiuliai pasidarė. Ir tokie dideli jie jau stabdo kitų agurkų augimą. Rugpjūčio pabaiga, sodinimas ir sėjimas 3 generacijomis, sakyčiau, labai pasiteisino. Pas kaimynus praktiškai agurkų nėra, arba jie tenais jau tokie pradeda vyniotis čia. Fantastiški agurkai. Tai yra, kaip ir rodžiau, buvo paimti dideli daigai. Čia buvo pasėta, bet vienintelis tik tai ir išdygo iš viso šito, nes buvo labai, matosi, daug drėgmės. Ir tada antrasis buvo sėjimas dar kažkiek išdygo ir per 2 kartus, tai galima netgi sakyti, 4 generacijos buvo dar pasodinta. Tai yra skirtumas tarp agurkų buvo beveik mėnuo. Ir tai duoda savo, dėl to agurkai tiesiog krūvom jau net sunku suvokti, kur tiek dėti. Net ir peraugusių nepastebėti buvo. Dabar agurkai eina ant česnakų buvusių. Česnakų vieta, kur jie buvo iškasti, yra vėl mulčius uždėtas, kad nebūtų piktžolių. Ir matosi, neravėti agurkai visiškai. Matosi, kad žolių beveik nėra. O viena kita balanda sugeba išlysti per mulčių ir per agurkus. Ir ten apačioje, aišku, yra tokių žolyčių, bet labai nedaug. Rinkimas nerealus, net tokie galvoja rimti, neimti paaugusius, nes jie per kelias dienas vėl užauga. Daugybė naujų užsimezgusių. Mėnesį tikrai dar duos kokybiškus agurkus.
agurkų derlius, kai jau kyla klausimas, o kurgi tiek dėti. Na ir dažniausiai atsakymas – konservuoti. Antrasis agurkų kvėpavimas. Išvažiavom atostogauti 2 savaitėm. Po 10 dienų nurinko didžiulius agurkus, dar gerokai didesnius nei tokius. Ir per savaitę vėl užsimezgė daugybė agurkų, vėl atsigavo daugumas agurkų, dėl to ir yra svarbu rinktis tokias agurkų veislės, kurios ilgai dera. Dar tikiuosi, agurkai derės kokį mėnesį, gal jau nebe tokie gražus bus, bet dabar pasižiūrėjus dar visai gražus, nesusisukę agurkai. Na ir tikiuosi su mūsų rekomendacijomis ir jum pavyks užauginti skanių agurkų. Kaip paruošti agurkus jau galima pamatyti mūsų kanale. Spauskite esantį kairėje mygtuką prenumeratos. Įdėsime ir daugiau agurkų paruošimų receptų. Sėkmės auginant, viso.